Taigi, sveiki visi, su jumis esu aš, Žaidimų kronikos, ir šiandien mes esam prie Roblox'o. O jeigu tiksliau, Infectious Smile, kas nežino, tai toks vienas iš klasikesnių žaidimų. Kadangi matau, kad tuoj prasidėjo žemės drebėjimas, eisim pro šitą pusę. Kiek Oi. Oho, normaliai infected turim. Aišku, rusų serveris. O, nelys. Okei. Čia įdomu. Jie bando atimti iš mūsų bazės. Ne, išlaisvink. Išlaisvink mane. Ačiū. Kodėl aš atsidariau savo inventorių? Tik čia. Ką jūs čia visi veikiat? Mirk. Gerai. O ne. Tu tenais. Padėk. Ne. Ir aš esu infected. Nuostabu. Bet aš niekada prie jų neprisijungsiu. Aš tik tai žmonės. Gerai, dabar bus naujas mapas, gal bus shotguną bus galima gauti. Collapse. Kai jau matau dvi aukas. Šiaip leaderboardui galim išjungti. Choose next map. Tokios anksčiau pas mane funkcijos nebuvo mano laikais. Dabar aš nieko nebijau. Gal nebandysiu peršokti. No jump. Dink. Čia no... dabar no jumping. Galbūt tai sulaikės juos, nežinau. O, ne, jie pavertė savo bazę. Ką jie padarė su mūsų nuostabioje bazė? Taip, va. Gerai. Reikia išvalyti nuo šitų čekuot. Ne. Ne. Padėk man. Padėk. Vau. Kokia... Tu ne... Jump potion. Okei. Tu nenusipelnai dabar gyventi. Tik čia. Au. Kaip mane taip greit užmušė. Okei, bandom iš naujo. Čia. Okei, čia coins buvo. Wow. Spawn camping. Žinau. Gal vis dėlto įsijungsiu šiek tiek garsą. Taigi čia. Okei, jau tą paėmė. Čia. Dabar no jumping. Kur žmogus? Čia žmogus? Ne. Čia savižudis? Irgi ne. O, matau. Sveiki. Paimsiu. Aišku. Dviesi, pliam. Čia. Au. Gerai, baik. Au. Man reikia sėklinti. Dievas. Oi. Reikėjo žiūrėti, kur aš einu.
O vėl. Ok. Išjungiam spawn camperius. Nesmailį kol kas. Čia per garsas buvo. Tumėlis. Kodėl jumping nieko jam nepadarė? Ne. O! Ne, ne, nu vėl, nu. Nu gerai, einu. Nu, laimė mano tos sakinys, dabar aš dranai atrodo. Tik čia. Ką? Taigi nieks nebuvo ant mygtukų. Tai galim paspasnį neužlipus. Gal einam kažką kitą, šitas man nesiseka žiauriai. Bet čia dar turim. Galim Expedition Antarctica. Vienas iš mano mėgstamesnių žaidimų. Kas nežino, čia tiesiog turi pasiekti pietų ašigalį. Kas kaip ir skamba paprasta, bet taip nėra. Ja, taip, aišku, už Lietuvą eisim. Nu tai aišku, aš čia noriu pradėti. Čia. Įsirengiam rūbais. Aš turiu savo custom rūbus. O, žymiai geriau, gerai dabar. Vandens, nekyvando 100%. Pasiemam šitas ir šitas. O, yra Search and Rescue, gal norės būti mano draugais. O, čia jūs ir kitas panis. Opa. Ok. Opa. Ha, pataikiu. Sveikas. Wow. Čia yra sunkiausias režimas, kokį aš dabar galiu eiti. Taigi, kitiem žaidėjom gali atrodyti, blemba, normaliai pasakyti negaliu. Mapas keičiasi priklausomai nuo sunkumo lygio, tai jeigu kuo sunkesnis lygis, tuo kartu ir sunkesnis mapas, kas aišku yra logiška. Blemba, space'as nepasispaudžia. Taigi, jeigu nežinau, kažkada pamatytumėt mane žaidžiant šitą žaidimą ir jums atrodytų, kad aš šokinėju, nors iš tikrųjų šokinėti net nereikia, tai žinokit, kad čia man visai kitoks mapas. Jeigu žaisčiau, pavyzdžiui, ant lengviausią režimą, jis tikrai toks nebūtų. Highest point in Transantarctica Mountains. Smagu, žinot. Čia irgi yra toks pažintinis žaidimas. Icy Ladder. Super Icy Ladder. Čia praktiškai reikia... Net nedavė užbaigt sakinio. Galima tiesiog užlipti, kad nereikėtų eiti. Ne, man atrodo, aš žaidimo kūrėjai apie tai pagalvoju. Čia praktiškai reikia jumpinti. Gerai. What the hell, aš šokinėjau vietoj. Gal aš, nes kai šokinėjus tiek biškį nuslysti. Labai mažai gyvių. Ir per šitą režimą atsihilinti jas neįmanoma, nors šiaip ir atsihilinti tik tai jeigu yra Search and Rescue. 7%. Opa. 1,
Dabar parodysiu jums tokį glitchą, kaip ir išeinam iš žaidimo. Dingo iš sąrašo, nieko tokio. Išeinam, vėl įeinam ir neklysta, turėtų, tipo, kad nieko nebūtų. Ai. Okei. Vis dėlto man ir tą glitchą sutvarkė. Nors šalmas šiaip reikalingas naktį. Nu, jis sugadina mano tipo įvaizdį, bet jis mums reikalingas. Gerai, einam. Matome čia daug naujoko. O, timer. Ne, šiaip su timer dabar nelabai išeitų, nes, nu, šiaip šitas žaidimas yra gan ilgas ir jį yra gan sunku pereiti, ypač dar ant hard režimo. Bet dabar jūs gausit šansą pamatyti, kaip visas mapas, nu, arba bent jau dalis mapą atrodo, nes aš nemanau, kad aš šitą face visą laiką. Aš jau vėliau vis tiek switchinsiu. Au, vanduo irgi damagino mane. Ir mačiau, kad yra no mercy difficulty. Tai reiškia, kad iš viso klaidų negali daryti. Dabar aš, pavyzdžiui, save šalojas ir taip toliau ir panašiai, bet Legends modas, it's something different. Tipo, bet va, jeigu tenais aš jau būčiau įmerkęs savo avatarą į vandenį, aš jau būčiau miręs. Kas yra šiaip labai sunku. Ir... Okei. Kadangi aš įveikiau šitą žaidimą daugiau negu vieną kartą, nu šiaip užtenka vieną kartą įveikti, bet aš jau įveikiau daugiau negu vieną, aš gaunu tokį kaip ir galiu eiti kitu keliu. Aš jau, kad šitą pathą atsirakintumėt, užtenka vieną kartą pereiti žaidimą, nesvarbu koks režimas. Oi, kokio sunkumo. Atrodo čia sunku, bet jei neklysta, jeigu būčiau pasirinkęs originalų būtų, nu, su šito režimu plus didžiausias sunkumas plus tasai originalus pathas būtų man tiesiog death penalty. Gerai, pabandom iš naujo. Nemaniau, kad aš tiek žalos galiu gauti. Gerai. Taip. 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 Jau į šitą pusę. Gerai. O, gerai. O, ne. Čia kaip tas žaidimas, kur tipo višta turi perėti per kelią. Okay. Opa. Opa. Okay. Ar lipam kopėčiam. Bet aš nesman, kas taip kopėčias išdėlioja. Nu, jeigu realybėje tai būtų, tipo. Įsivaizduokit. Tiesiog kažkas norėjo gyvenimą visiems sugadinti. Oi. Čia reikia spam jumpinimas. Aišku, galim pereiti be spam jumpinimo, bet čia tiesiog lengviau. Opa, opa. Gerai, lipam. Pa. Gerai. Šiaip būtų visai neblogai, jeigu aš nebūčiau to vietos susimąs. Kur čia dabar toliau eiti, aš pamiršau. Senai šito žaidimo bežaidžiu. Ai, tiesiog. Okei.
Dabar ant virvės. Žiūrėkit, typausinsim. Typaus. Aišku, tik nelevituoju aš, o normaliai. Ir perėjau savo kelią. Gal eiti šituo keliu. Bet pamėginsim originalą, nes tasai tai labai sunkus. Opa. Na šiaip gal achievementą, jeigu pereini tą keliu, bet aš jau jį turiu, tai man nėra prasmės apsisunkinti savo gyvenimą, ypač kai aš tik tiek gyvybių teatrą. Tai čia manęs laukia, ar kažką kitą. Sveikas. Paliksiu tave čia tiesiog. Gal jis tiesiog AFK. Šitos balos ar ledo iššalimai, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, veikia kaip, per Mario Kart bananų žievė. Ir aš einu kito žaidimą, nes šitas toj pradės mane, padaryti, kad aš pykčiau. Labai smarkiai pykčiau. Taigi galim eiti... Realiai galim pabandyti Murder Mystery 2. Kodėl ne? Aišku, tikriausiai dažniausiai labai daug kartų gausiu Innocent, bet ne. Aš kaip tik pataikiau naują raundą. Įdomu. Vai, tai čia vautai yra. Nieks nieko nevautina. Ha. Tai čia gal žaidimas laukia, kol nuvautins kažkas. Kam čia dūris, jeigu jos nieko nedaro? Ir pamatysit, gausiu Innocent. Aš jums sakau. Kai gauni šitą rolę, tai šiaip čia nebūtų žaidimas, bet jeigu gauni šerifą arba žudiko rolę, tai čia visas smagu. Negaliu eiti, aišku. Man dabar reikia... Čia ką nuo Velykinio evento dar liko, nes šiaip nuo Velykų gan daug laiko praėjo. O, žudikė. Gerai, pasislepiau. Į mane ignorino. Ai va, ir lavonai. Tiesiai žudikai. Ai, bet laimėjo. Dar vieni neišsisuko, taip sakant. Ir kas jiems visiems su tuo, aš nesuprantu. Tai, kad tu laimėjai, nereiškia, kad tu turi tyčiotis iš kito. Ir aišku, rusų serveris arba ukrainiečiai, nes aš tų dviejų kalbų visiškai neskiriu. Nežinau, nemanau, ar jos pačios dar skiriasi. Kažkaip yra eventas. Reikia turėti Robux, žinoma. Ai, ne, čia turi rinkti kiaušinius, ir aš kiaušinius gausi skinas, okei. Man reikės rinkti kaip įmanoma daugiau kiaušinių. Ir pamatysit, vėl bus Innocent. O, kažkas įdomiau. Gerai, dabar man šiauriai įdomus, kas yra žudikas. Gerai, turim ginklą. O, girdžiu. Kažkas kažką žudo. Ai va. What the hell? Mane prilėtė ir nuflingina per pusę. Gerai, Šūdas. Aš klišas.
Ir mane užklupo, aišku, hakeriai. Ai, tipo su emautu jie, taip, pala, dar kartą parodyk. Ai, jie su emautu bando hakint, supratau. Įdomu, kai kažkas paėmė mano ginklą. Nu, rodos jiem tie hakai nepadėjo. Okei. Noriu. Noriu pasakyti, aš rimtai neturiu... Ui. Jep, aš neturiu skino savo ginklui. Ir pigiausias yra 1000, aš turiu tik tiek. Wow. Bet aš kažkodėl turiu footsteps, nu, tą powers. Aš realiai nesiltoju, kaip aš jas gavau. Ai, teisingai iš Halloweeninė, man atrodo, evento gavau šitą. Visai smagus dalykėlis. Nu, pasižiūrim. Šau. Aišku, vieną kartą davė kažką įdomesnį, dabar aš turėčiau džiaugtis, ne? Bū, wow. Ir dabar man reikia rinkti, kapeikas ir šitas kiaušinis. Kažkur. Tu nežudikas? Žudikė, man atrodo, jį žudikė. Ne, čia realiai aklavitė, kur aš nuėjau. Gerai, jį draugišką. Kad kažkas kažką nužudė, tai... Na, nu tiksliau prieš mano eks nužudė. Tai aš nemačiau kas. Viskas, ką aš mačiau, tai sukritusi žmogų. Kai jau šaudo. Vienas išsiaiškino, kas yra žudikas. Šerifė. Kas čia į ką šaudo? Matau dar vieną lavoną. Kas čia? Nu, aš girdžiu šūvius. Bet tai kas? Au. Okei, žinau, kas yra žudikas. Šūvis. Galbūt, jeigu jis pračiai nepamatys manęs. Nušovė. Okei. Įdomu, kada būsiu murder. Nenoriu office. Varom hospital. Nieks neįstų tavo office. Rimtai. Tai dabar gamblinimą badu. Arba mūsų, arba jų mepas. Ir jų. Vėl innocent, nu. Kada 16%? Okei, nekreipkite į Discord message. Šiaip man įdomu. Eidus organizuoja eventą kažkokį. Įdomiai. Aišku, čia yra labai daug vietų pasislėpti, kas yra gerai, bet man reikia daryti velykinį eventą, nes, šiaip noriu tiesiog. O tenais, tu velykinį eventą. Tu gerėti? Žinai ką, aš galysiu vis dėlto eventą. Labas tam. Ai. Okay.
O, vau! Kokia gera ventų sistema. Nuroda į tą patį kambarį, kuriame tu buvai. Nestab. Ir mano basket full. Kol kas negirdėjau nei vieno to šūdimo garso. Nieks nemirė. Ar murderis yra AFK? Tai kaip ir visi juda, aš matau. Nejaugi rimtai nieks nemirė dar. O, vau, čia dar ventiliacija yra. Ai, vis dėlto ne vieni tą patį kambarį gali nueiti. Bet rimtai, ar žudikas nežino, kad jis yra žudikas, ar kaip, nes niekas nemirė. Net negirdėjau. Viskas full, tai man jau čia nieko nebereikia daryti. Tik tai išgyventi, kas matos bežiūrėzi, nes kad ir kas yra žudikas, jis visiškai nežino, kaip žai šito žaidimo. Girdėjau šūvį, jeigu šovė, tai vadinasi turi būti priežastis, dėl ko šovė. Prie ką šovė iš viso. Sveiki. Turim tu kur... Ką? Nieko nesuprantu. Galim čia kažkaip, kai galima. Kas mane nužudė, nes aš aplinkui save žmonių kaip ir nemačiau. Ar jį žudikė? Vau. Jie? Ai, supratau, jį... Nu, čia jį bandė to Amogus būdu. One by one, taip niekam nematant. Mama, gali paskambinti, aš visai neskambinau. Gerai, buvo trumpam išėjęs, grįžau. Ką žaisim? Ok, visi užmenšino balsavimą. Mano balsas net nebūtų kažką pakeitęs. Aš tiesiog noriu būti murder. Ar aš parašau per daug? Oi, kad aš... Ok. Jau iš karto. Oh shit. Ar jis mane nekreipia dėmesio? Tikiuosi jis mirs. Op. Nu, bet tai kokie šansai? Tai žinom, kad jis yra žudikas, ar kažkas turi, kas turėjo. Šerifas mirė. Arba gal jau šerifas buvo prieš tai miręs, ar kažkas perėmė ir... Liko rimtai tik jį ir tasai. Ok, jis nemoka mėtyti peilį. Bet mirs, jep. Jį mirė. Duokit man būt žudiku. Tu šimtai tam, kad atsirakinčiau kažką kitą. Wow. Jeigu aš noriu kitą gun skiną, man reikia susirinkti 2000 tų. Ai, tai štai dėl ko jis taip ilgai tęsis, nes jis jeigu būtų tęsis tik per Velykas, taip
Niek. Aišku, galbūt atsirastų tų grinderių, kur kurie grindina 24/7, kad tai gautų, bet rimtai. Duokit man būt žudiku. Rimtai, 24% šansų ir vis dar ne. Žinot ką, aš tiesiog pasislėpsiu kažkur atočiau ir nieks manęs ne. Ok, kas čia paralysų stebuklų šalyje duris. Na gerai, gal aš rinksiu dėl to tiesiog. What the hell? Aš galvojau, kad ji yra innocent. Gerai, žiūrim, ar jai pasiseks. Kai dabar net neslepia, kad ji yra žudikė. Kai matom šerifą. Bando nužudyti šerifą. What the hell? Ji metė peilį. Gal nesitaikė į šerifą. Bet kurio atveju jie abu nemoka pataikyti. Ir rimtai bando dabar prieiti, tačiau nebandė. Ok, nušovė. Maladės. Davai, duokit man būt žudiku. Išžudysiu jos vieną paskui kitą. Nieks net nespės suvokti. Užkursim tikrą Amongus. O šitas geras. Nu kaip blemba, šitas geresnis. Na, aišku, tikriausiai kitaip atrodo, bet... Ai, bom. Vis tiek nelaimės. Trade request, ne, pridės man visokį itemą, aš pridės tik tą, ką aš galiu pasiūlyti ir jie atsisakys. No thanks. Nu, prašau. 25% vis dar nemurdė. Wow. Ok, čia buvo grįžęs. Ir dabar aš... Čia trumpiausias mačas, kokie aš esu, taip sakant, dalyvavęs. Tas žudikas taip nepasisekė, jis jau čia prasidėjo gal, nežinau, bent jau valandą, kad gautų žudikų rolę ir šerifas toksai, ne, viskas, gavai sekundę ir viskas, džiaugs. Kokie, happy, gerai, police station. Šitas Baconas, šitas Roblox dainos kažkokios, dabar nebeatsimenu pavadinimą. Nu prašau, aš noriu būti žudikas. Prašau, nu. Šitas žaidimas manęs tiesiog nekenčia. 24% būtų žudikų ir aš vis tiek sugebėjau gauti innocent. Tiesiog nuostabu. Čia mano. Wow. Ok, jau matau žudiką. Geras. Realiai palačiu galim tu pasislėpti realiai. Kaip aš ten buvau prieš tai. Arba nesvarbu. Jau nušovė. O, galim pažiūrėti į mapą iš išorės. Vėl tas pats, kaip jis buvo tas pats per 5 valandas, o aš jau beveik 10 apeinu ir vis dar negaunu žudikų. Gal net ne 5, ten buvo randų gepas, gal net trumpiau. Duokit man žudiką.
Aš noriu žudyti. Nu? Tu jie ką? Ne, po šito raundo aš jau... Šitas žaidimas tiesiog manęs nekenčia. Tai kažką daro, ar čia tiesiog dekoracija? Ji vėl buvo? Ji buvo irgi ne per seniausiai, man atrodo. Visi gauna tik nenaš. Nu gerai, pabūsiu dar vieną ar du raundus. Nu žinai, galbūt pasiseks, galbūt. Aš sakau, lysk į pečių. Erzinuoja. Kažkuris iš jūsų turit pistoletą? Wow. Nežinau, ar jis matė, bet jeigu ne, tai čia insane luck. O jei tai ne. Kur tasai? Kaip? Na, žiūrim, okei, liko 3 šinas. Tai normaliai, jeigu jas dar visus ras. Taigi, nu, nepavyks jai. Ok. Tikrai gera žudikė, matau. Jeiha. Jos... Ai, supratau, ką jie nori padaryti. tą patį, ką prieš tai darė. Taigi, jį per toli, kaip tu manai, jie pataikyt? Vau. Ok, Baconas turi ginklą. Kas nėra labai gerai, nes tai reiškia, kad jis mirs. Ar jis rimtai bando tymintis? Ką? Kodėl jo nenušūdė? Ar jį bijo, kad jį nušaus? Nu, ją tiksliau, ne jį. Nu, žudykit. Čia buvo blogiausias šūvis, jis stovėjo ten gal kokias 5 sekundės ir nejudėjo. Ok. Bacon got skills. Dabar aš labai noriu būti žudiku. Ar aš per daug prašau tik vieną kartą? Šitas. Šiandien ai, kaip. Nespėjau ten. Mano bus. Ką? Dabar pradėjo dar kažkokią kalbą kalbėti. Nu. O, pagaliau. Senelysė. Gerai, man reikėtų atrasti tas, kas turi, nu. Labas. Labas. Šalia renku kiaušinius, matai, labai gražius. Folius. Čia ne aš. Random eventas, nes tikrai kažkaip. Čia tiesiog hideoutas.
Kur kiti? Ai va. Sveikas. Rimtai. Nu, bent kažką nužodžiu gerai, einam kažką kitą. Nes vėl reikėtų laukti 10 raundų, kol aš tapčiau 9. Gerai, dabar taip laukiam, kol sunaudins pilno žaidimas. Mano kompiuteris nėra pats greičiausias. Emautai. Transformuojamės. Dabar mes galim pridaryti kažkokių nesąmonių kito žmogaus vardu. Šiaip dažniausiai žmonės už tai pyksta. Kiek gerai aš matau. Tai jis yra šitas. Nu blemba, pamiršau, svyčinės klasim. Baconas. Nu okei. Bandau būt baconas. Gali realiai surast kaltę kitiem, tipo, nužudai kažkokį profą. Arba vat va, su killstreaku ir tiesiog. Atėjo baconas. Ne, kai čia tiesiog šiaip užkliuvau. Šitas mano. Aš garantuoju, kad jis saugo tą čiūvą. Nors galim ir apsaugos nereikia, nes jis dairėlį. Okei. Aš jau galvoju, gal čia mano draugas. Bet ne, čia ne mano draugas, aš jį galiu drąsiai viliuoti. Čia nėra mano stipriausia klasė. Nu, tipo, su kuria geriausiai žaidžia, bet... Tokius amateur arba beginners, tai laisvai apžaidžia. Ką tu čia darai? Ne. Blemba, per anksti panaudoju. Gerai. Bandu atsihilinti. Ne, viskas. Davai. Aha! Okei, jis galvoja, kad aš jį atakuosiu, bet... Okei, aš daugiau šitas klasės neimsiu. Geriau būsim... Realiai was strongest hero. Jeigu įsikrausiu ultimate, jis prieš mane nesilaikys. Na, nebent jis žinos, kad aš turiu ultimate. Gerai, dabar aš sučiuosiu baranką ant kupros. Tik čia. Šito neleisi pasikelti iki 15. Not on my watch. O, foksy. Šiaip turėčiau būti stipriausias pasaulyje. Nu, nes čia tik pasaitame. Blemba, vienas hitas pasiseka, jau skaityk. Viskas. Okei, galbūt paeis, Okei. Jau biškį nepaėjo. Davai. Kaip? Taigi jis tiesiai mane rašino ir aš laikiau bloką. Ką tu čia? Gerai. Šiaip žinot ką? Pirmą įsikrausiu ultimate. Tuomet bandysiu. Bet... Blemba, gi nemoku vykęs dummy. Jis aišku jį naudoja, kad įsikrautų savo ultimate. Galiu aš... nu taigi aš ir noriu pamušt, blemba, kas to yra? Ne, jis dabar tai čia realiai jaučia raunas ant kiekvieno žaidėjo. Nu, ką darysi? Nu, žinoma. Ne, realiai... O, nubas. Okei, nesitikėjau, kad tai suvyks. Čia jam padarė nedaug žalos. Ar jis mane praktiškai išėmė. Jis dabar jau turi 14.
Gerai. Okei, aš nebegaliu rodyti tą pačią avatarą. Gerai, šitas nematė. Tai ką man sudėti, jeigu jis amžinai pasiema vykęs danų? Aš nenoriu su kitais pykti, aš noriu jam sugadinti gyvenimą. Nu, paaiškiai, su šituo gal galim pasipykti. Nemanau, kad jis kažką labai padarys. Nebent čia jo draugelis. Okei, čia ne jo draugelis. Mirk. Aš žinau, kad mes tikriausiai norim tą pačią tikslą, bet man reikia ultimate. Tu man ją padedi užsikrauti. Taigi, ačiū tau. Gali baigt. O. Gerai. Ultimate. Tikriausiai matė. Nežinau. Galbūt ne. Gerai. Dabar reikia perfect moment. Aš sugalvoju kaip planą. Čia dar. Ai, tu šiek tiek. Blemba, tu buvai jau susitelkęs ties tu. Come on. Tu supranti, aš turėjau nužudyti čiuo, kuris buvo nepričiom. Dėl to. Aišku, dabar tu laimėsi. Okei. Oh my god, come on. Ir taip tu turi... Blemba, gali pasigailėti manęs biškai. Atsiprašau, kad aš... Ai, aš tik dabar pastebėjau, aš juo apsimečiu. O, 15 kilų grinai nieks neklauks. Aš tave anksčiau ir vėliau ušims. Pabandom šitą. Jam čia padėti. Nebijok, tai tikrai išgydys. Grįžt. Kam jis plemba? Ar jis galvoja, kad jis jį išgelbės? Aš šiaip galbūt neišgelbės, bet jis mano. Jis mano buvo, girdi. Galiu pasikilėti. Wow. Taigi galėjo jis mane dabaigti. Nežinau, kad jis mane nedabaigė, nes man atrodo, jis tikrai galėjo mane dabaigti. Negali baigti tą daryti savo su transformuoti. Gerai. Mūsų main objective yra nužudyti tą čiūvą, nesvarbu kokią kainą. Jis dabar tiesiog graunas ant... O, bet jis paliko vykęs damį. Galbūt jam pavyktų. Nors ne, jis gulda visus kaip grybus. Sveikas, aš to nieko blogo nepadariau, gerai. Okei, mes pagaliau susitiminam. Šiaip timintis nėra labai gražu, bet prie šito čia tik drąsiai galima. Nes pirmą jis raunasi ant visų, o jis antrą jis turi killstreaką. Du paaiškinami dalykai. What the hell, aš buvau in middle of my attack. O ne. Žinoma.
Jie myli savo klistiką labiau negu nieką gyvenime. Tam čia jau galas ir paėtis man galas. Dar laikas? Okei, jau nebesilaiko. Sveikas. O geras. Ai! O kas čia per hitboxai suklysta? Jau ausyskas myrės. Supratau. Na, geras dalykas, kad jam nereikės nužudyti dar daugiau žmonių, nori dar kartą turėti ultimį. O, nadės. A, tai jis tymenasi su stipriausiais, o su silpnesniaisiais kovoja. Wow. Viskas, aš jam neleisiu laimėti. Gali baigti mane daužyti. Dabar tu neturi ultimate, kuris tave smagišku būdu išgelbėti. Eik, šiek. Okei, pas mane nukti. Nu, pareik. Jam atakau į jo ataką. Jis jau turi 20 kilų. Rimtai. Gerai, bet aš jau nebetoli savo ultimate. Rimtai. Tu manai karas baigtas? Tu manai tai viskas? To hell, kodėl nesiskaitė. Reikia daužyti. Vaikas dami. Nagi. Kaip matas. Ne, aš vienas dabar jį noriu nužudyti. Turi pagalbos. Kas yra gerai. Neaugis rimtai galės mus abu. Gerai. Ne. Aš liksiu gyvas. Aš nemirsiu. Arba nesvarbu, miriau. Mes turim jį nužudyti, kažkoks turi būti būdas. Jis yra naujokas, čia jau biškai aš jau... Ha! Aš išgelbėjau. Tikiuosi vieną dieną man pabėgos. Nežinau, ar jis turi, bet aš aktyvuoju savai. Ai, čia tas irgi turi, ne. Aš išvaišiau savo suknistą ultimate. Nė kartą nieko nepadariau. Gerai, bandom su šitą klasę. Čia labiau yra susifokusuota į tolimesnės atakas, taigi turi daug šansų. Girdi. Nieko šansų. Ha! Ai, tiesiog ką? Gali kažkas įsi... O, pagaliau! Bet tai jau šis ne jam naudos. Nu ir paskutinį kartą.
esu greitesnis. Na, šiukšliadžius pasileido. Žinoma. Aš turiu vienintelį tą close ataką. O, gerai. Aš galiu tai padaryti. Jis mirs. Štai čia. Ir štai. Ne. Nereikėjo leisti įsigazuoti. O, jam labai mažai gyvybių. Aišku. Ne. Traukiamės nuo tvoros. Dabar jis nebegali panaudoti Praise Peril. Ne. Q. Ne. O, gerai. Sudaužykit. Yes! Su šita pergalė ir užbaigsim savo video. Sveikas. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit prenumeruoti, pakomentuoti, kokie jūsų Roblox mėgstamiausių žaidimų. Galbūt jas išbandysiu. Palaikinti ir iki kito karto.